Nuo nuosavo namo iki gyvenimo butuke fabuose kartu su mama. Nuo važinėjimo išsvajoto automobiliu iki kelionių troleibusų ar miesto autobusais. Nuo pilnos sąskaitos eurų iki paraiškos greitajam kreditui banke. Kartais tokie neigiami pokyčiai įvyksta per dieną. Deja, tai būna. Todėl šiandien keliaujame į kvailiausių dalykų, ką žmogus gali padaryti su savo pinigais. Top 5. Bus tikrai kvaila. Dalyvavimas piramidėse ir Ponzi schemos. Kai pamatai puikų pasiūlymą dalyvauti investicinėje schemoje ir uždirbti krūvą pinigų, gali jausti pagundą skubiai prisijungti prie piramidės, nes žadama 50% pelno per mėnesį. Ir tik tau, išrinktajam, kadangi niekas daugiau apie tokią galimybę nežino. Na kaip nepasinaudoti tokių pasiūlymų? Tai ir yra tas momentas, kai žmonės impulsyviai priima sprendimą ir atiduoda savo pinigus aferistam. Kaip bebūtų keista, dažnai tai yra gana pažįstamas asmuo, kuris pasiūlo dalyvauti nuostabioje investicinėje galimybėje be jokios rizikos. Be rizikos. Sakykim, kad 1., 2., 3 mėnesį tau viskas klostosi gana sklandžiai. Gavai savo pelną, kuris buvo didesnis, neinvestuodamas bet kur kitur. Tačiau, kaip tai dažnai nutinka su Ponzi schemomis, puikiai pradžia tik iliuzija. Sekantį mėnesį tu nustoji gauti investicijų grąžą ir supranti, kad esi įkliumpęs piramidės schemoje. Tu esi įsitikinęs, kad tau taip tikrai neatsitiks. Bet būtent šių schemų pavojus ir yra tas, kad jos gali atrodyti itin patikimos ir pelningos. Ir 100% tikimybė, kad tokios schemos yra apgaulė, o tavo investuoti pinigai nuguls apgavikų kišenėse. Vyresni žmonės turbūt prisimena MMM. Tai yra Rusijoje atsiradusi ir Lietuvą pasiekusi Ponzi schema, kurią sugalvojo Sergejus Mavrodė 1994 metais. Schema investuotojams žadėjo 27% mėnesinę grąžą iš investicijų, kuri buvo išmokama naudojant naujų investuotojų pinigus, o ne uždirbtą pelną. MMM galiausiai žlugo 1997 metais, palikdama daugelį investuotojų su dideliais finansiniais nuostoliais. Skaičiuojama, kad ši schema padarė iki $10 milijardų nuostolių patikliems investuotojams. Tai yra iki šiol didžiausius nuostolius atnešusi Ponzi schema. O viena naujausia žinoma Ponzi schemų, kurioje dalyvauja žmonės iš Singapūro, yra NUG atvejis. Teigiama, kad NU sukūrė Ponzi schemą, kuri privilioja apie 300 aukų. Aferistas investuotojams žadėjo garantuotą 3 mėnesių pelną vidutiniškai 15% per mėnesį. Tačiau nepriklausomi tyrėjai nustatė, kad tai buvo tiesiog apgaulė, o didelės pinigų sumos buvo tiesiogiai pervestos į asmeninės NU banko sąskaitas. Kas galėjo patikėti? Taigi, būk atsargus, kai tau siūlo dalyvauti investicinėse schemose, kurios žada pernelyg didelį pelną per trumpą laikotarpį. Būk skeptiškas. Normali grąža yra 8–10% per metus. Jeigu tau siūlo daugiau, nepasitikėk. Taip pat netikėk, jeigu tau siūlo kažkokias garantijas. Investavime irgi tokių negali būti, nes rinka yra dinamiška, o tikimybė uždirbti didėja su investavimo laikotarpiu. Tikroji investavimo vertė yra ilgame laikotarpyje, o ne momentinėme pelne. Be to, labai svarbu tikrink faktus keliose šaltiniuose ir vadovaukis sveiku protu. Jeigu kažkas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai tai yra apgaulė. Jeigu ir tu nenori atsidurti panašioje situacijoje, spausk like ir subscribe mygtukus, nes prenumeruodamas mūsų kanalą tu sužinosi, kaip teisingai elgtis su pinigais, bei pakeisi savo gyvenimą į gerą. Na, o dabar didžiausias narkotikas – lošimai. Lošimai tai viliojantis kelias link greito pelno, kuris veda tiesiai į finansinę katastrofą. Štai Jonas. Jis prarado visą savo turtą įkliuvęs į kazino internetinių statymų vilionės, kurios šiandien yra laisvai prieinamos. Viskas prasidėjo nuo to, kai Jonas kelis kartus su bičiuliais nuėjo kazino tiesiog smagiai praleisti laiką. Adrenalinas ir azartas, kurį jis patyrė žaisdamas ruletę, smagi aplinka, nemokami gėrimai, Jono davė tai, ko jam tuo metu trūko – pramogų ir smagaus bendravimo. Ir taip Jonas net nespėjo susivokti, kai pavirto lošimo įkaitu. Į kazino jis pradėjo vaikščioti ne tam, kad smagiai praleistų laiką, o tam, kad atsiloštų. Jei tik šis žodis atsiranda tavo žodyne, reiškia šakės. Tai rodo, kad lošimai nėra tik apie pinigus. Lošimo metu netikėti laimėjimai ar pralaimėjimai sukelia emocijas, kurios realiai veikia mūsų smegenis. Tuo metu išsiskiria medžiagos, kurios stimuliuoja tavo smegenis kaip kokainas. Todėl tu tampi priklausomas. Toks elgesys sumažina tavo savigarbą, sukuria problemas asmeninėme gyvenime, šeimoje, darbe ir santykiuose su aplinkiniais. Jau nekalbant apie tai, kad kainuoja krūvą pinigų. Matematika yra universali kalba ir ji nemeluoja. Kiekviename
kazino žaidime yra tikimybė, kad laimėsi. Bet kuo ilgiau loši, tuo didesni šansai, kad viską praloši. Nes kazino yra verslas. Ir verslas negali egzistuoti nuostolingai. O kazino dabar pilna kaip grybų po lietaus. Todėl, nors kazino pranašumas kiekviename žaidime yra skirtingas, galiausiai vis tiek laimės jie, o ne tu. Pavyzdžiui, laimėti pokerio partiją tavo šansai yra nuo 1 iki 21%. Šansų laimėti žaidžiant lošimo automatais dar mažiau, nuo 2 iki 15. Na, o laimėti didįjį prizą jackpot šansai mažiau negu 1 iš milijono. Laimėti ruletėje šansai irgi nekokie, nuo 2 iki 5%. Tai nėra tiesiog atsitiktinumas, o matematinė tiesa, kurios daugelis jonų pamiršta ar neįvertina. Žaidėjai kartais gali laimėti, bet ilguoju laikotarpiu laimi kazino. Toks yra jų verslo modelis. Taip pat kazino įtikinėja klientus naudodami įvairias psichologinės strategijas. Jie daugiausia dėmesio skiria klientų poreikiams ir norams, kūrė aplinką skatinančią pasilikti ilgiau ir naudoja klientų segmentavimą bei elgsenos analizę, kad pritaikytų rinkodaros kompanijas ir pasiūlymus. Kazino kontroliuoja tokius veiksnius kaip laiko suvokimas, oro kokybė ir net kvapai, kad klientai būtų įsitraukę ir leistų pinigus. Jei jau labai nori patirti šiek tiek adrenalino ir smagiai praleisti laiką, tiesiog nustatyk konkretų biudžetą, kurį esi pasiruošęs prarasti ir griežtai jo laikytis. Be to, žinok savo ribas ir neleisk emocijom pernelyg paveikti savo sprendimų. O dar geriau suras kitus būdus maloniai praleisti laiką, nerizikuojant savo finansinę gerovę. Pavyzdžiui, aktyvus gyvenimo būdas, sportas ar meno kūrimas gali būti ne tik malonūs, bet ir naudingi tavo fiziniai ir psichiniai sveikatai. Išsiaiškink, kas tau patinka gyvenime, kokie tavo hobiai ir pomėgiai, kam galėtum skirti laiko per daug neišlaidaudamas. O kokią kitą kvailystę tu gali iškrėsti. Neinvestuoti ir laisvus pinigus laikyti po kaldra arba tiesiog banko sąskaitoje. Dabar atsisėsk ir pagalvok, kodėl kartais taip dažnai praleidi galimybę investuoti. Turbūt manai, kad investuoti gali tik turtingi žmonės, bet tai yra didelė nesąmonė. Investicijos nėra tik turtingiems žmonėms. Tai yra galimybė kurti stabilų ir ilgalaikį turtą. Atkreip dėmesį į pavyzdį iš tikro gyvenimo apie Moniką, kuri keletą metų savo sunkiai uždirbtus pinigus laikė banke, nes manė, kad tai yra saugus būdas saugoti savo lėšus. Tačiau ji nepagalvojo apie tai, kad infliacija suvalgo gabalėlį jos pinigų kiekvienais metais. Investavimas galėjo jai ne tik sutelkti galimybę generuoti papildomų pajamų, bet ir išsaugoti pinigų vertę. Svarbu suprasti, kodėl esant galimybei reikia pradėti investuoti kuo anksčiau, o neturint tokios galimybės reikia tiesiog ją susikurti, nes investicijos leidžia kovoti su infliacija ir didinti kapitalą. Vidutinė metinė grąža investuojant ilgojo laikotarpiu gali siekti apie 80%. Taip realiai galima atmušti infliaciją ir palikti vietos vertės augimui. Investuodamas gali pasinaudoti ir sudėtinėmis palūkomis, kurios padidins tavo turimų lėšų vertę ateityje. Žinoma, tai nėra investicinis patarimas ir visada reikėtų atsižvelgti į asmeninės aplinkybės bei pasikonsultuoti su finansiniais konsultantais. Pradedant investuoti, ypač jeigu neturi daug patirties, geriau pradėti nuo paprastesnių investicijų, tokių kaip fondai. O dabar, ponios ir ponai, greitieji kreditai. Suprantama, kad gyvenime atsitinka situacijų, kai labai skubiai reikia pinigų. Ir aš nekalbu apie naujausią iPhone pirkimą, nes šiuo metu jam akcija. iPhone'as tai tiesiog tavo troškimas. Aš kalbu apie rimtus atvejus, apie būtinus poreikius, mašinos gedimą, netektį, sveikatos sutrikimą. Jeigu taip nutiko ir neturi savo finansinės pagalbės, tau gali padėti greitieji kreditai, bet jų kaina yra ypatingai didelė. Jų vidutinė bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma BVKKMN yra apie 100%. Tai reiškia, kad paskolinęs 1000 eurų už metų turėsi grąžinti 2000. Tradicinėme banke vartojimo paskolos norma yra apie 8–18%. Grąžinti bankui tektų tik nuo 80 iki 180 eurų daugiau negu pasiėmei, bet ne 1000. Todėl, norėdamos pritraukti klientų, greitųjų kreditų kompanija siūlo 0% palūkanų akcijos pirmiesiems kreditams. Viskas skamba milai ir patraukliai, bet jeigu tavo finansinė situacija negerėja, tu negali sumokėti mėnesinės įmokas, todėl lauk iš kreditų bendrovės kasdieninių gąsdinančių skambučių, žinučių ir laiškų. Deja, jų tonas nebus toks jau labai malonus, kaip imant pirmą paskolą. Žodžiu, spaus kiekvieną dieną, kad tu jiems grąžintum pinigus. Ir tada tu prisiminsi, kad buvo kita greitųjų kreditų kompanija, kuri siūlė kreditą su 0% palūkanų. Deja, dėl pirmos skolos tau nebeskolins tiek pinigų, kiek tau reikia. Skolins tik mažesnę sumą, kuri nesprendžia tavo problemų. Bet tu nebeturi pasirinkimo ir sutiksi su savo finansiškai nenaudingomis sąlygomis, kad tik gautum ramybę. Laikina. Nes šita ramybė yra tik tyla prieš audrą, tik problemos nutolinimas. Jeigu nepadengsi antrojo kredito mėnesinės įmokos, vėl kreditorių skambučiai ir dar didesnis stresas ir nepakeliama psichologinė našta. O jeigu tavo skolos pateks pas antstolius, skola gali paaugti dar kelis kartus. Todėl geriau nerizikuok.
tikrai neverta. Bet ir per daug nusiminti taip pat nereikia, nes yra sprendimų, kaip visą tai išspręsti. Tokiu atveju kvailiausia yra slėptis, nes kiekviena kredito įstaiga yra suinteresuota atgauti pinigus. Gal vėliau, gal mažiau, bet atgauti. Ir jie yra linkę į diskusijas ir dėrybas. Todėl, kai situacija tampa kritiška, pats drąsiai kreipkis į kreditorius ir tarkis dėl mokėjimo sąlygų. Tavo prioritetas šiuo atveju rasti darbą, pajamų šaltinį, kuris padengtų visus tavo mėnesinius įsipareigojimus ir laikytis mokėjimo plano. Jokių pramogų, pirkinių, pasilepinių, tik pragyvenimui skirtos išlaidos ir skolos mažinimas. Jeigu jau save įvarei į tokią situaciją, tai prisimk atsakomybę ir iš jos išvairuok. Išmok pamoką ir daugiau neįkliūk. Nors apie ką čia, jeigu jau žiūri kanalą finansiškai raštingi, tai tikrai moki elgtis su pinigais arba nori išmokti. Kaip tik apie skolų mažinimo patarimus kalbu šiame asmeninio biudžeto ir taupimo strategijų video. O mūsų laukia pirma top finansinių kvailysčių vieta - investavimas į madingus ir hypinius dalykus. Tai NFT arba kriptovaliutos. Kartais išgirdus žodį NFT arba kriptovaliuta atrodo, kad gali paprasčiausiai įmesti ten pinigus ir laukti, kol jie sugrįž su dideliu pliuso ženklu ir daug nulių už vienetą. Tačiau jeigu investuoji į hypą, kurį lemia socialinė medija arba abejotini šaltiniai, tu rizikuoji prarasti savo pinigus. Nes investicijos į hype ir madas yra kaip lažybos, ne tik neapčiuopiamos, bet gali dar būti ir nuostolingos. Pavyzdžiui, Justinas Bieberis sumokėjo virš $1 000 000 nusipirkęs bežionėlės NFT. Jis šiandien tai verta 59 000. Nuostolis didelis. O štai NFT, už kurį YouTube'o įžymybė Paul Logan sumokėjo $623 000, dabar verta $10. Tai kiek čia gaunasi minusas? Beveik 100%. Nelabai bachūras ir uždirbo, bet Loganui 600 000 reiškia 2 Bugatti mažiau garaže, o tau tai gali reiškia kelionę į Norge silkėms galvas skusti, jeigu visą močiutės palikimą ant bežionėlės išleisi. Todėl geriau pasimokyti iš jų nesąmonių ir savo pinigus panaudoti protingai. Palauk, dar apie kripto nepasakiau. Šiaip niekur nesakysiu. Pažiūrėk, kiek verta Luna, Terra, Uraganas ir kiti altcoinai. Tai nieko sakyti ir nebereikės. O jeigu kalbame apie Bitcoiną ir Ethereumą, apie tai pakalbės kiti kūrėjai mūsų kanale, nes nuomonių yra įvairių. Tai va, bičiuliai, nedarykime šitų kvailysčių ir būkime finansiškai raštingi. Aš pats iš šio sąrašo esu padaręs 2 kvailystės. Jeigu ir tu nesi tobulas, tai pasidalink komentaruose, kokias kvailystės su savo pinigais esi iškrėtęs tu. Gal kažkam padėsi nuo jos apsisaugoti. Sėkmės!